Lietuvos krepšinio lygoje įvyko antrasis šalies grandų mūšis. Jame ir vėl pajėgesni buvo Kauno Žalgirio krepšininkai. Jie namuose Lietuvos Rytą įveikė rezultatu 91-77. 3 kėlinius vyko lygi kova, bet didžiąją laiko dalį pirmavo žalgiriečiai. Lemtingais tapo 2 Artūro Milaknio tritaškiai metimai ketvirto kėlinio pradžioje. Po jų apčiuopiamą persvarą įgiję Gintaro Krapiko auklėtiniai ją išlaikė iki pat finalinio švilpuko. Tikrai noriu pasveikinti savo vyrus, kurie skaitau sužaidė geras rungtynes ir labai geroje atmosferoje. Smagu, kad susirinko tiek sirgalių, aistringai mus palaikė. Reikia visas rungtynės žaisti, kaip sakant, visas rungtynės, kad galėtum su Žalgiriu namie kovoti. Būtent Milaknis ir buvo rezultatyviausias kauniečių gretose. 4 tritaškius pataikęs snaiperis surinko 16 taškų. 13 taškų pridėjo Džeimsas Andersonas, 12 Edgaras Ulanovas. Lietuvos Ryto komandoje nesustabdomas buvo Gediminas Orelikas, surinkęs net 28 taškus. Antanas Kavaliauskas pelnė 14, Adas Juškevičius 13 taškų. Vilniečių gretose šiame susitikime debiutavęs Simas Jasaitis taškais nepasižymėjo. Per 3 minutės jis prametė 3 dvitaškius ir atkovojo 2 kamuolius. Kai žaidži su Lietuvos Rytu, tai dalida tikrai papildomos motyvacijos ir tos varžybos yra toks malonumas, dėl ko tu nori žaisti krepšinį, dėl tokių derbių ir sakau, jausmas tai tikrai nerealus. Pirmoje akistatoje Vilniuje Žalgiris laimėjo vos 2 taškų skirtumų. Vos vieną pralaimėjimą savo sąskaitoje turintys Lietuvos čempionai yra vienvaldžiai LKL čempionato lyderiai. Tuo metu jau 4 kartus suklupęs Lietuvos Rytas žengia 3.